Paskutiniai porą komentarų, kuriuos gavau 2025 metais, buvo lengvatikiai tiki ir ieško būdų, kaip praturtėti. Ir sekantis buvo, ar kažkam visgi pavyko uždirbti šio mokymu. Tai būtent šį vaizdo įrašą skiriu ir darau apie savo 2025 metų geriausius mokinius, kuriems pavyko uždirbti maždaug apie 200 000 eurų būtent 2025 metais. Aš buvau minėjęs 2025 metų pradžioje, viename iš savo vaizdo įrašų, kad geriausias būdas uždirbti 10 000 eurų į mėnesį, mano nuomonė, tais metais. Ir aš buvau paminėjęs savo mokymus ir savo YouTube bendruomenę ir Faceless YouTube automatizacijos modelį. Ir buvo žmonių, kurie tikėjo, buvo kurie ne, tie, kurie tikėjo prisijungė ir kai kurie iš jų padarė tą 10 000 į mėnesį ir netgi kai kurie uždirbo 20 000 eurų į mėnesį ir jiems visgi pavyko tą padaryti. Tai pradėsiu nuo to 5 geriausių mokinių uždirbusių 2025 metais iš mano bendruomenės. Tai reiškia, pradėsiu nuo mažiausiai iki daugiausiai uždirbusio. Tai 5 vietoje yra Daivaras, kuris uždirbo 43 555 eurus. Ir tai buvo vienas iš pačių pirmųjų mano mokinių, su kuriuo taipogi sudaręs interviu savo kanale. Tai jeigu esate kartais matę tą interviu, pakomentuokite, ar norėtumėte antros dalies. Tai Daivarui pavyko uždirbti 40 000 eurų. Aš pamenu, kai jisai prisijungė, jisai minėjo, kad jisai buvo tik baigęs kariuomenę, privalomąją karo tarnybą, turėjo kažkiek pastaupęs pinigėlių. Tiksliai dabar nepamenu, ar jisai pirko kompiuterį, ar jisai jau turėjo tinkamą kompiuterį, bet vienaip ar kitaip jisai prisijungė prie mokymų, nieko nelaukęs, pradėjo dirbti ir vienas iš jo pirmųjų mėnesių taipogi ir buvo ten 9 000 eurų į mėnesį, jeigu neklystu. Tai tikėtina paliksiu čia kažkur nuotrauką jums pažiūrėti, kiek jisai uždirbo per savo vienus iš pirmųjų mėnesių. Na ir sėkmė tikrai jo nepaleido, jisai toliau kėlė vaizdo įrašus nuosekliai, tikrai nepraleidinėjo, atlikdavo visus veiksmus ir visas strategijas, kurias aš mokiau, kurias paminėdavau savo grupinėse pokalbėse. Ir tikrai stengiasi. Esu įsitikinęs, jog jisai yra vertas tų pinigų ir galėjo uždirbti dar daugiau, jeigu jisai būtų susikūręs galbūt antrą kanalą arba galbūt mažiau skiria savo atostogų. Bet kaip Bobas Marlis buvo pasakęs, jo didžiausias turtas yra gyvenimas. Daivaras taip pat labai daug prisidėjo prie bendruomenės, padėjo man mokyti kitus, padarė man vaizdo įrašus apie apeliacijas, nes mes susidurėm dažnai su tokia problema, kaip tenka kartais apeliuoti monetizacijai, kuomet YouTube'as mums išjungia monetizaciją dėl pasikartojančio turinio arba dėl kažkokių kitų priežasčių ir dažnu atveju būna, jog mes apeliacijomis tai sutvarkom. Tai Daivaras taip pat prisidėjo prie manęs ir mūsų bendruomenės bei prie kitų mokinių padėdamas jiems, reiškia, darydamas tuos apeliacinius vaizdo įrašus. Kaip ir minėjau, mūsų bendruomenė yra didelė šeima ir mes vienas kitam padedam, bendraujam ir diskutuojam ir esam visi tikrai atviri. Jeigu kartais planuosite jungtis, supraskit, jog tikrai ant ledo nebūsite paliktas ir jeigu kartais turėsite sunkumų, ne tik, kad į mane galite kreiptis, bet ir į Daivarą asmeniškai. Na ir aplamai dažnu atveju pastebiu, kad po kurio laiko žmonės nebesijungia į grupinius pokalbis, kuriuose būna ta tikra gyva analitika. Tai dauguma mokinių po kurio laiko nebesijungia tos grupinius pokalbius, nes jie tiesiog galbūt pavargsta nuo jų arba pamiršta arba suranda kitų reikalų svarbesnių už tos grupinius pokalbius ir aš pilnai suprantu, nes tikrai mokymai nėra tik tais apie tai. Mokymo esmė yra išmokti, pasimti pagrindus ir keliauti savo kažkokiais keliais, galbūt suras kažką naujo, augti, tobulėti ir ką aš mokau, kai kam yra bazė, kurią galbūt panaudos žmogus ateityje augdamas toliau ir panaudodamas kažkokiuose tai kitose versluose ir panašiai. Na, o Daivaras, jisai jungdavas į grupinius pokalbius ištisus metus, tikėtina yra tik tais vienetai pokalbių, kuriuose nebūdavo Daivaro ir netgi kai, sakykime, pradėjau tos grupinius pokalbius daryti netgi 2 kartus savaitę, jisai vis tiek išliko aktyvus ir vis tiek jungdavosi, klausydavosi, komentuodavo, pridurdavo ir net kuomet jisai buvo pasiėmęs savo atostogas ir kontento nekūrė visiškai, jisai vis tiek jungdavosi į grupinius pokalbius ir išliko aktyvus. Ir net nebejoju, jog tas visas žinias tikrai pritaikys, kuomet kurs antrą kanalą, trečią kanalą ir aplamai automatizuos savo visą darbą. 4 vietoje yra Aistė, kuri uždirbo 56 000 eurų per 2025 metus iš savo YouTube kanalo. Su Aistė taip pat esu daręs interviu ir jeigu jūs irgi jį pamenat, pakomentuokit, ar norėtumėt, kad ir su Aistė pakartočiau tą interviu, padaryčiau antrą dalį, galbūt pamatytume, kaip žmogus patobulėjo, ką turi pakomentuoti apie savo situaciją. Ir Aistė prisijungė sausio 14 dieną ir praktiškai iškart parodė, kad nežiūri tai kaip į eksperimentą. Aistė iškart pradėjo stengtis. Jeigu žiūrėjote tą interviu, turėtumėt prisiminti, kad Aistė monetizavo savo kanalą gan tikrai greitai ir net vasario mėnesį jau buvo uždirbus apie 4 000 eurų. Iki gegužės Aistė turėjo gan stabilias pajamas, na ir vėliau atsitiko stebuklas, jinai padarė tą vadinamą breakthrough ir uždirbo pirmus 10 000 eurų, vėliau uždirbo 15 ir netgi jai pavyko uždirbti 20 000 eurų, kol galų gale
jos kanalą pašalino YouTube'as. Kad ir kanalą pašalino, YouTube'as tiek išmokėjo pinigus, jinai gavo visus savo pinigus, pasidarė savo atostogas. Dėl pačio kanalo tai būna tam tikrų atvejų, kuomet mes keliam temas, kurios galbūt nėra pačios saugiausios ir paliečia tam tikras jautres vietas YouTube'ai. Na ir pasitaiko momentų, kuomet YouTube'as tos kanalus pašalina. Tai nepamenu, ar esu minėjęs anksčiau, bet aplamai faceless formatas yra tam, kad mes keliam, uždirbam, padarom ir einam toliau. Taisė būtent tą ir padarė, jinai stengiasi, uždirbo pinigus, kad ir kaip buvo gaila atsisveikinti su kanalu, bet kartais atsitinka taip. Svarbiausia nesustoti, judėti toliau. Aisė susikūrė keletą kitų kanalų ir su savo antra pusė lyg pačiau uždirba gerus pinigus ir nuolatos įkvėpia mūsų bendruomenę, prisijungdama aktyviai į grupinius pokalbius, motyvuodama kitus. Esu patenkintas, kad jinai užėmė šią 4. vietą, kad uždirbo visai nemažai pinigų, jog pavyko jai visgi įrodyti savo, kad YouTube'as veikia, nes žmogus, kaip ir dauguma kitų, aš tikiu, prisijungę pačioje pradžioje, neturėjo tiek daug suvokimo apie tai ir aplamai net nebuvau aš pats, ta prasme, tuo metu turėjęs tiek daug pavyzdžių, kiek turiu dabar, sėkmingų pavyzdžių. Tai žmogus taipogi rizikavo ir kartais, kaip yra tas posakis, kas nerizikuoja, tas negeria šampano, šiuo metu tikrai nusipelnė tos taurės ir galima tik už ją ir pasidžiaugti ir palinkėti visokeriopos tos sėkmės, kad tais 2026 metais tai rekordai dvigubintųsi. Aisė taip pat prisidėjo prie bendruomenės, išbandžius vieną iš naujų nišų mūsų, reiškia, mokymuose, tai buvo kosmoso turinys. Aistė buvo jau vasarą pradėjus kanalą apie kosmosą, jį išbandė, ne tik, kad jį išbandė, bet ir prisidėjo prie bendruomenės, pafilmuodama keletą pamokų, pasidalindama su jomis, su mūsų bendruomenė, su kitais mokiniais ir tikrai mūsų daug ko pamokė apie tai. Tai Aistė tikrai ne tik, kad išmano tas temas, kurias mes patys ją įrodom ir pamokėm, užvedėm ant kelio, bet jinai išmano aplamai jau šiuo metu gan plačiai visą tą YouTube infrastruktūrą ir gali prie pačių mokymų, prie naujokų prisidėti ir savo įžvalgomis ir parekomenduodama kažką naujo, įdomaus ir veikiančio, kas galbūt kai kuriais atvejais net, kaip matot, patenka į pačius mokymus ir mes naudojam tą medžiagą lyg pačiau. Na, o mano darbas šiuo atveju yra padėti į susigrąžintą užblokuotą kanalą, nes net jeigu kartais taip įvyksta, tikrai nereikia pasiduoti. Esu matęs daugybę atvejų, jog žmonės tiek susigrąžina savo tos kanalus, nes ne visi būna pašalinti teisėtai. Tai dėl jos atvejo taipogi aš net nemanyčiau, kad nėra šansų. Aš manau, kad verta stengtis ir net tikrai tikiu, kad pavyks mums atkurti jos tą kanalą. Na ir vėliau galbūt galėsim visi kartu tuo pasidžiaugti. Toliau 3. vietoje mes turime Ernestą. Ernestas prisijungė 2025 metų kovo mėnesio 19 dieną ir jam per 2025 metus pavyko uždirbti 63 000 eurų, kas yra labai didelis skaičius ir jis padarė tai, ko daugelis netikėjo. Jisai sumušė visus rekordus, parodė, jog įmanoma ir labai greitai užauginti kanalą. Jo kanalas monetizavosi per 1,5 savaitės, jisai sumušė visus rekordus, 1000 prenumeratorių surinko aplamai per kelias pirmas dienas. Na ir pirmas monetizuotas mėnuo jam buvo tikrai stulbinantis, jisai uždirbo per savo pirmą monetizuotą mėnesį 8696 eurus. Tai vėlgi pabandysiu parodyti kažkur čia nuotrauką, galime juo pasidžiaugti, o sekantis mėnuo jam uždirbo 25 614 eurų. Na tai iki šiol yra didžiausias vieno mėnesio rezultatas mūsų bendruomenėje ir Ernestas nebandė būti tobulas, jisai mokėsi keldamas video, o ne ruošdamasis, YouTube'as jį tikrai labai gerai apdovanoja, jisai tikrai yra nusipelnęs visų tų pinigų. Ernestas ne tik, kad kėlė vaizdo įrašus pagal mokymus ir sekė kitų mokinių pėdomis, jisai aplamai parizikavo šiek tiek daugiau negu kiti, jisai paėmė ir išėjo iš darbo, dar net nematęs tų rezultatų ir nesitikėjo, kad jam taip gerai pasiseks. Jisai sako, aš priimu tą sprendimą, stengtis, išeinu iš darbo, ko aš nerekomenduoju, įprastai šiaip tikrai nerekomenduočiau išeiti iš darbo, kol jūs nesat tikrai tvirti ant kojų ir kol jūs nesijaučiat patogiai, ta prasme, kad matot pajamas, galbūt logiška būtų išeiti tada, kai jūs jau uždirbat kažką, ar ne? Tai tikrai nerekomenduoju asmeniškai nei darbo mest, nei aplamai mokyklos ar studijų, bet jisai tą padarė, jam pavyko, jisai parizikavo. Tai visi kažkurio momentu gyvenime parizikuojam ties kažkur, tai šiuo atveju Ernestas parizikavo išeidamas iš darbo. Na ir Ernestas tikrai nesistengė būti tobulas, kaip ir minėjau, jisai nebandė vaizdo įrašo pačio pirmo įkelti tik tada, kai jisai viską geriausiai išmoks. Jisai pradėjo kelti jau su tom žiniom, kurias turėjo tą akimirką, kad ir nesigavo tie pirmie vaizdo įrašai jam labai tobuli geri. Jam vis tiek pasisekė, jisai vis tiek kėlė jos kiekvieną dieną, sako, kiek aš prisėdau, kiek aš išmokau, žingsnis po žingsnio aš padariau, turiu vieną
vieną ekraną čia mokau, žiūriu pagal tą, sakykime, vaizdą, kurį čia matau, per kompą keliu. Na ir tokiu būdu tiesiog žmogus kelia vaizdo įrašą po vaizdo įrašo ir jam visai neblogai superformina viskas. Tai galim pasidžiaugti už jį. Tikrai turime gan nuostabų rezultatą ir visa bendruomenė tikrai yra inspiruota to, ką jis padarė, nes vis dar bandom sulaužyti tos jo rekordus. Na, bet kažin ar kažkas gali padaryti geriau, nes tą, ką jis padarė, jau yra labai labai sunku atkartoti, nes YouTube'as watch time ar žiūrėjimo valandas būtent krauna kas 4-5 dienas. Tai realiai net jeigu ir surinks 1000 prenumeratorių kažkas ten per kelias pirmas dienas, galbūt greičiau negu jisai, tai ten, sakykime, per dieną 2, na, tikėtina, kad vis tiek negalės monetizuoti greičiau, nes teks palauk, kol YouTube'as užkraustas valandas. Na ir galima pasidžiaugti, jis uždirbo tik su vienu kanalu. Tai reiškia, jis neturėjo keletos kanalų. Lyg pačiol jis įkelia į tą vieną kanalą, jam jo užtenka. Nenori žmogus automatizuoti, ant samdyti žmonių. Jam geriausia daryti viską pačiam, jis savimi pasitikė labiau negu pasitikėtų kitais. Ir normalu, nes jeigu, įsivaizduokit, jūs pasamdot kažkokį tai žmogų, kuris galbūt neturi tiek kompetencijos stengtis, kiek jūs pats, tai tikėtina, tai rezultatai suprastėtų ir tikrai nebegeneruotų tas kanalas tiek pinigų. Na ir šiaip, jau tektų dalintis tais pinigais su kažkom, mokėti kažkam algą. Bet gyvenime manau, kad vis tiek jisai bus atremtas į tam tikrą situaciją, kuomet teks užaugti, patobulėti, samdyti žmonės, nes o kur gyvenime daugiau būti geresniu, tai reikia bandyti iš to daryti verslą kažkokį, tai bent jau čia paaugtų. Antroje vietoje mes turime Patriciją, kuri uždirbo 69 208 eurus. Patricija prisijungė sausio 6 dieną ir tapo pirmąją merginą bendruomenėje, tai galim dėl to pasidžiaugti, nes jinai taip pat pirmoji išbandė ir užaugino sėkmingą politinį kanalą, kas yra labai jautru, rizikinga aplamai YouTube pasaulyje. Politinės temos yra tikrai rizikingos, jautrios ir ten dažnu atveju būna, kad tos istorijos užsibaigia užsiblokavimais ir panašiai. Tikrai retai, kada pamatysim kažkokią tais sėkmingą, reiškia, variantą. Tai jai pradžia buvo sunki, jinai po 25 dienų vaizdo įrašų kelimo surinko tik 900 prenumeratorių, kartais keldama po 2 vaizdo įrašus netgi per dieną, bet po monetizacijos, po tų sunkių visų akimirkų, kuomet jinai stengiasi, jai atėjo mėnuo, kuris uždirbo jai 10 000 eurų. Tai buvo jai stulbinantis mėnuo ir tai nebuvo tikrai vienkartinis kažkoks tai šuolis, tokios pajamos laikėsi pas ją netgi kelis mėnesius iš eilės. Reiškia, jinai pakartojo tą, jinai uždirbo, jinai tikrai net nebejoju, kad labai dėl to džiaugiasi. Sunku net patikėti, kaip aplamai žmogus turėtų jaustis ir kokios emocijos turi jį apimti, kuomet jisai ne tik, kad uždirba savo tą pirmą 10 000 dar dirbdamas samdomą darbą, bet dar ir pakartoja tai kelis mėnesius iš eilės. Na tai džiugu dėl jos, iš tiesų labai faina, ne tik dėl tų rezultatų, dėl to uždarbio, bet ir dėl to politinio kanalo, kuris tikrai yra gan sunkiausias dalykas, sakykime, faceless infrastruktūrai. Tai, na, galiausiai, kaip ir dažnai nutinka politikoje, vis tiek jos kanalas buvo pašalintas dėl rizikingų temų, tačiau iki to momento jis spėjo uždirbti 50 000 eurų per pusę metų. Tai Patricija nesustoja, toliau kūrė kanalus ir lyg pačiol uždirbinėja pinigus. Būtų įdomu sužinoti, kaip jai sekasi, būtų įdomu ją pakalbinti ir galbūt atvesti į šitą kanalą, paimti interviu, pabendrauti kartu su ją mums visiems. Na, o pirmoje vietoje mes turime Eitvydą, kuris uždirbo daugiau negu 70 000 eurų. Eitvydas aplamai buvo pats pirmas mano mokinys, jisai prisijungė 28 dieną, lapkričio mėnesio 2024 metų ir tikrai turėjo sudėtingiausią startą iš visų mokinių. Buvo daugybė visokių mistikų, keisti RPM-ai, žmogui auga kanalas, renka peržas, bet uždirba visiškus centus. Buvo, jo, pirmi mėnesiai tokie. Tai stabdžiai visokie, neaiškus algoritminiai momentai ir panašiai, bet jisai vis tiek kūrė, stengiasi, jisai jungdavosi į grupinius pokalbius, imdavo iš manęs visą informaciją, kurią tik gali pasimti, ne kaip kiti, kurie prisijungia ir tyli ir bijo ko paklaus. Jo pirmas kanalas atnešė jam 18 832 eurus per metus iki dabar. Na, atrodytų neblogai, bet jam asmeniškai tai netiko. Todėl jisai susikūrė dar keletą kanalų, kurie būtent per tuos 25 metus ir uždirbo jam didžiąją dalį tų visų pinigų. Jo strategijos tikrai pakeitė visą žaidimą ir požiūrį bendruomenėje. Jis buvo pirmasis pradėjęs rimtai automatizuoti procesus, samdyti žmonės. Tai kol kiti dvejojo arba laikėsi tos komforto zonos, kad aš gal geriau darysiu pats, jisai ėmėsi, reiškia, tos rizikos, jisai samdė, jisai
mušė su tais visais samdomais žmonėm, minėjo, kad ten, žodžiu, yra klaidų, kurias jie daro ir jos reikia auklėt, tai ėmėsi iš karto visų verslo pagrindų ir tikrai jį gyvenimas apdovanojo. Na ir kaip ir minėjau, patobulėjo tikrai nemažai ir pradėjo samdyti žmonės, plėstos kanalus. Tikrai buvo momentų, kai net aš pats neturėjau asmeniškai aiškaus atsakymo, ką jis daro kitaip, kad jam taip sekasi, bet galų gale svarbiausia, kad jam sekas, kad jam auga, kad kanalai veikia. Na ir džiaugiuosi, kad jisai pasiėmė tą didžiausią rezultatą 2025 metais, uždirbęs to 70 000 eurų ir tapęs turtingiausių mokinių. Tai labai džiaugiuosi už jį, tikiuosi, kad jisai toliau uždirbinės tos pinigus, plėstos kanalus, samdys tos žmonės, darys tą verslą. Labai smagu, nėra geresnio jausmo, negu matyti, kaip tavo mokiniai tobulėja. Tai labai faina dėl to, tai kaip ir minėjau, tai tas komentaras, kuris man reiškia buvo pas mane po vaizdo įrašu, kad kažkas uždirbo tos ten pinigus iš mano bendruomenės. Tai kaip mato, tikrai uždirbo. Pakomentuokit, ar jūs pradėjote kokį kanalą 2025 metais, kaip jiems sekėsi, galbūt turite kažkokių asmeninių klausimų man, galbūt turite patarimų, ką galėčiau nufilmuoti jums, ką galėčiau parodyti. Ir jo, tai šiam vaizdo įrašui būtų tiek. Ačiū, kad peržiūrėt ir susitiksime kitame vaizdo įraše. Iki.